Nu, visi šiandien mato pakilusias degalų kainas, vat kaip dabar ant kolonėlės, nes pakilo akcizas. Ta visi žino, girdi, mato, skaito laikraščios. Bet iš tikrųjų yra žmonių, kurie galbūt nežino, kas yra tas akcizas. Tai vat pasižiūrėkite į kolonėlę, kaip nustatyti, kokio dydžio tas akcizas. Bet jeigu matot žalias dizelinas ir ta kaina žalio dizelino, lyginant su normalia kaina dizelio, va čia tas skirtumas ir yra akcizas. Vat pasižiūrėkite. Vat žalias dizelis apačioj, normalus viršui. Nu tai va tas skirtumas ir yra akcizas. Nu, kai žmogelius taip prispaudė ir kai degalai taip brangsta, dažnai tikriausiai akis užkliūna už va tokio trečdalių pigesnio dizelino ir daugelis matyt pagalvoja, kad visai neblogai būtų įsipilti jo į automobilio baką. Va taip kaip aš dabar jį pilu pas savį automobilį stovinčius bakelius. Ir vietoje, pavyzdžiui, euro 52 centų moku euro 4 centus, gaunasi beveik trečdalių pigiau. Tai šiandien šiek tiek pakalbėsim apie tokį pigų kurą, kokios būna tokio pigaus kuro rūšis, pažiūrėsim, kaip jis atrodo iš arti ir kas jį gali naudoti. Šitas dizelis, jisai lygiai toks pat kaip ir paprastas dizelis, šiek tiek žalias, net nelabai ir pastebės, nei gudus akis, bet jį draudžiama pilt į automobilius ir važinėt gatvėmis. Jisai žiemą būna žieminis, vasarą vasarinis, kad traktorius kaip ir mašina užsivestų, kai šalta. Mėly draugai, turiu jums labai svarbią žinią. Jeigu jūs netikėtai užklupo žiema, o jūsų traktoriuje arba automobilyje yra vasarinė saliarka, tai yra labai blogas ženklas. Pasižiūrėkit, kas čia darosi. Čia yra kuro filtras. Va, kas darosi su saliarka, kai ateina šalčiai. Iš principo, man ir kaip ir daug tų dievė gauna čia keli šimtus litriukų to dizelio žalio. Tai daug tų dievė, kad man į traktoriuką užtektų ir vasarą, ir žiemos darbam. Bet esu girdėjęs, kad žmonės pila ir į mašinas. Aišku, aš tų draugų nepažįstu, kurie taip daro. Bet jisai puikiausiai tiktų ir tokiam tikslui, tik tiek, kad įstatymas draudžia. Ir yra atseit numatytos kažkokios baudos. Aišku, žinot, nei aš, nei ten kokie mano pažįstami, niekad niekur nesam girdėję, kad kas nors stabdytų, ką nors imtų iš bako mėginius ir būtų kas nors nubaustas. Čia tokia, man atrodo, pasakėlė biškį pagazdins žmonėm. Aišku, neprimkit kaip raginimą nusižengti įstatymui, o naip tol. Tiesiog toks pastebėjimas. Man atrodo, kad čia toks pagazdinimas. Galbūt kažkada aš Lietuvos ryte prieš kokių metų 15 esu skaitęs, kad kažkokią nabagę moteriškę pagavo per reidą, gavo 600 litų baudą, tuo metu dar litai buvo. Tai va tokį straipsnį skaičiau tikrai, bet šiaip manau, kadangi žmonių daug naudojasi tuo dizeliu, tai pabando vienas kitas ir pavažinėti su juo, jeigu daug gauna. Nesvarbu, bet mane domina dar labiau kita rūšis dizelino, apie kurią žino jau žymiai mažiau žmonių. Tai yra raudonas dizelinas, jis skirtingai nuo šito žalio dizelino, jis yra ryškiai tokios vyšninės spalvos ir yra skirtas patalpų šildymui, tai prasme dizeliniam pečiam. Raudonas dizelis. Tai va šitas raudonas dizelinas, jisai yra tokia kaip ir legenda tarp žmonių paskleista, kad jisai kenkia automobilių varikliam. Kitaip tariant, liaudiškai kalbant, tie, kas pilasi raudoną dizelį į automobilius, gali neva užpjauti kuro siurblį. Nes dizelis, jisai iš principo yra toks, galit pasižiūrėti, aš jums parodysiu. Dizelis yra toks daiktas, kuris, jeigu jį atsukus, atsuksim, truputį paimu iš jo, ir jis toksai yra, kaip pasakyti, kuo skiriasi nuo benzino dizelis, tuo, kad jisai tepa.
jisai toks yra pusiau kuras, pusiau tepalas. Taip yra iš tikrųjų. Ta prasme, dizelis, jisai toks daiktas, kuris sutepa kuro sistemą, o būtent kuro siurblį, kad jo detalės mažiau diltų. Yra toksai paskleistas gandas, kad raudonas dizelis, jisai šito tepimo elemento neturi, kadangi jisai pilamas ne į variklius, o į krosnis, į pečių, tai jam to kaip ir atseit tepimo elemento nereikia, jisai gali sugadinti automobilio kuro sistemą. Aš nežinau, ar čia teisybė, ar čia vėlgi yra toksai žmonių pagąsdinimas, nes pikti liežuviai kalba, kad kai kurie žmonės naudoja šitą dizelį, aš aišku irgi šitų draugų nepažįstu, kurie tą daro, bet žmonės kalba, kad važinėja ir kelis metus su mašina, ir senesnėm, ir naujesnėm, ir nieko ten baisaus neatsitinka. Prapyliau biškinas, bet kartais. Ir jisai nėra tikrai kažkoks tai sausesnis ar kažkas tokio. Viskas su juo gerai. Sunku pasakyti, čia, žinot, kaip grinai mokslinė tyriamąja prasme, jokių būdų neraginimo plotmei. Parašykit komentaruose, ar galbūt jūs esate išbandę tą raudoną dizeliną įsipilti į vidaus degimo variklį, pabrėžiu, grinai mokslinės tyriamaisiais tikslais, ir kokia patirtis. Kiek laiko jisai veikia, ar jisai nesugeda, ir tiesiog pasipildykim savo žinių bagažą ir tokiom žiniom. O šiaip tai, žinot, šiais laikais, kai valdžia kuo toliau, tuo labiau mumis rūpinasi, planuoja gerinti mūsų gyvenimą, kuo toliau, tuo daugiau žmonių tiki mokslu, tvaria Lietuva, pasauliniu atšilimu. Aš manau, neužkalnutas laikas, kai iš vis tokie dizeliukai bus uždrausti, padalins mums visiems po elektrinę Teslą ir važinėsime, svargo nematysim. Bet kol taip dar neatsitiko, nebūkim kaip bambukai drebantis, kurie bijo kiekvieno kainos pakelimo. Padėkim viens kitam, būkim vieningi, bent jau dalinkimės informaciją. Ir nesileiskim mulkinami, taip kaip dabar pasižiūrėkit. Pavyzdžiui, pakilo dizelino kaina. Kodėl jin pakilo? Todėl, kad pakilo akcizas. Ir kainavo, pavyzdžiui, šitas žalias dizelinas 90 centų iki pabrangimo. O dabar šiandien jis kainuoja litą 4, atsiprašau, euro 4. Atrodytų viskas normalu, kol nepagalvoji, kad šitame žaliame dizeline tai akcizo jokio iš vis nėra. Negalvokim, kaip dažnas daro, kad aš vienas čia protingas, užsidarysiu vartus, o visi kaimynai durniai. Iš tikrųjų, net ir didžiausiam genijui iš tikrųjų reikia, kad aplinkui žmonės irgi gerai gyventų. Taip, kad prenumeruokit mūsų kanalą, tapkite mūsų bendruomenės nariu, kad mus paremtumėte, galite tiesiogiai paremti, yra YouTube navigacijoje, mūsų aprašymą, kaip tą padaryti. Ir būkim kartu, būkim vieningi ir eime žiūrėti kitų mūsų video.